Pradėjau, pamiršau, kur baigsiu ir ar baigsiu iš viso. Velnis žino, jis žino, kiek aš suvartoju kaloringų žodžių. Ir tu sava tyla, ar vis tik aš tave užgožiu. Save aš sakiniais ir žodžiais išbarstau. Ir nuolaužą surinkti sunkia teisę dovanoju tau. Tu pažadėk mane parvesti ir padėk mums surasti ir suprasti, kur tyla, kur prasmė, o kur klaida. Kur mes, bet gal mes vidury, tarp pradžios ir pabaigos. Bijau, kad aš sustosiu, tik kai tyla užgoš. Bet gal mes vidury, tarp prasmės ir tarp klaidos. Klaidas mes ištaisysim, kol tyla prasmės ieškos. Taip gražiai, tu mane sakim klausai. Baisiai daug kalbų, ką sakiau, jau pamiršau. Ir ką aš čia vynioju, tu geriau žinai. Nes tu manęs akim klausai. Bet gal mes vidury, tarp pradžios ir pabaigos. Bijau, kad aš sustosiu, tik kai tyla užgoš. Bet gal mes vidury, tarp prasmės ir tarp klaidos. Klaidas mes ištaisysim, kol tyla prasmės ieškos. Keliauju žodžiais ir tarp prasmių paklystu. Tu pasižiūrėk, kai aš nuo esmės nuslystu. Savęs aš išsigąstu, kai sustoju. Todėl ir nepaliaudamas tylas, aš į žodžius vynioju. Keliauju žodžiais ir tarp prasmių paklystu. Tu pasižiūrėk, kai aš nuo esmės nuslystu. Savęs aš išsigąstu, kai sustoju. Todėl ir nepaliaudamas tylas, aš į žodžius vynioju. Todėl Ką tik galėjote matyti pasirodymą ir kurčiuosius, ir girdinčiuosius apjungiančio projekto Mes taip nesitarėm. Ko nesitarėm, to ir išsiaiškinsim. Kartu su mumis šį rytą yra Lietuvos kurčiųjų draugijos viceprezidentas Paulius Jurjonas, taip pat Kęstutis Vaišnora, Lietuvos kurčiųjų draugijos valdybos narys, ir Dominykas Vaitiekūnas, atlikėjas, aktorius ir vienas iš šio projekto iniciatorių. Nors turbūt reikėtų sakyti iniciatorius. Dominikai, iš pradžių į tave norėčiau kreiptis, ko mes nesitarėm, apie ką mes nekalbėjom. Mūsų projektas yra apskritai apie komunikaciją tarp žmonių.
žmonių ir jį vienyje bendra tema. Todėl aš ją nusprendžiau tyrinėti bendraudama su kurčiųjų bendruomenė. Mes pradėjom kurti prieš 4 metus projektą ir šį rudenį pristatysim 4 metų rezultatą. Apskritai apie žmonių komunikaciją, nesusipratimus, apie tai, kas mums skauda, apie kurčiuosius, apie gestų kalbą ir pakviesim žmonės paklausyti kitaip visus, ir girdinčius, ir neprigirdinčius, ir kurčiuosius, kad nebūtų jokios atskirties, kartu patirti vibracijom, vaizdu, muzika, kūrinį, kurio dalį sudaro gestų kalbos kūriniai, originaliai kurti mūsų girdinčių kartu su kurčiaisiais. Tai čia dabar mažiuką gabaliuką, tik labai mažą gabalėlį iš viso įdomus projekto ir galėjome girdėti ir matyti. Pauliau, jūs norėčiau kreiptis tokiomis dienomis ir Kęstutį lygiai taip pat tokiomis dienomis labai norėtųsi pasidžiaugti pasiekimais ir gerais, gražiais dalykais. Kaip ir kuo šiandien gyvena kurčiųjų ar su klausos sutrikimais gyvenančių žmonių bendruomenė? Aš manyčiau, kad mūsų Lietuvoje kurčiųjų bendruomenės gyvenimo lygis yra didelis jau pasiektas ir labai turime daug ir gestų kalbos vertėjų, taip pat ir gestų pati kalba. Žinoma, norime viską plėsti, norime ir naujus etatus plėsti, taip pat, kad ir televizijoje būtų daug. Didelis pasiekimas aplikacija 112 programėlės. Šitą ES netgi ima pavyzdį iš Lietuvos ir daugelių valstybių tikrai kurtieji žmonės su klausos negali pasiekti tokią aplikaciją ir dabar mums irgi labai svarbu, kad ir gestų kalbos vertėjai šitą mes daug labai kalbėjom, kas buvo prieš 10, prieš 20 metų, koks mūsų buvo gyvenimas. Požiūris į kurčiuosius, į pačią gestų kalbą, atrodo, jinai buvo tokia paprasta. Dabar gestų kalbos lygis yra pasiektas, daug labai studijuoja kurčiųjų, girdinčiųjų gestų kalbą, taip pat kaip ir laisvai pasirenkama dalyką. Aš manau, tas, kas domisi lietuvių gestų kalba, galėtų tikrai šitą ir mokytis. O mūsų pati lietuvių gestų kalba tai yra mums labai didelis turtas. Aš tik norėčiau paminėti, kad ne veltui šiandien apie tai šnekame. Šiandien yra minima pasaulinė gestų kalbos diena. Gražus dalykai, gražiais dalykais, bet aš taip pat labai norėčiau jūsų pasiteirauti, ką būtų galima padaryti dar, kad jūsų bendruomenė galėtų, nesinori sakyti jūsų, nes čia mūsų visų bendruomenė, bet kad galėtų gyventi dar geriau, ką galėtų ir visuomenė padaryti, ir jūs patys, ką norėtume dar padaryti. Mūsų perspektyvoje tai yra šitą universitetuose, kad kurtiesiems būtų konspektuotojai. Mūsų žmonės su klausos negale stebi vertimą, tiesioginį gestų kalbos vertėjų, bet niekas jiems nekonspektuoja pačių paskaitų. Taip pat labai mums yra svarbu ir norėtume, kad kurtieji galėtų pradėti vairuoti krovininius automobilius, nes jau kai kuriuose valstybėse toks leidimas yra pasiektas ir taipogi visose srityse mes matome, kad labai trūksta gestų kalbos vertėjų ir norėtume, kad jų daugiau būtų įvairiose srityse. Aš taipogi norėčiau pridėti ir tarptautinę gestų kalbos dieną, kad ir Lietuvoje būtų įtvirtintas lietuvių gestų kalbos įstatymas. Taip kaip mes turime tik tai vyriausybės nutarimą ir tai yra pripažinta kaip gimtoji kurčiųjų kalba. Bet ES ir pasaulio tyrimai rodo, kad mes dar atsiliekame ir mūsų gestų kalba yra pripažinta prie negalės pačios, bet yra tokių valstybių, kurios jau kaip atskirų įstatymų dominuoja gestų kalba ir mes ateityje to sieksime ir mūsų toksai tikslas. Kai gimsta kurtieji vaikai, sakykime,
Taip, jie nešioja arba klausos aparatus, arba implantuotus ir kažkaip tai yra atimama pati lietuvių gestų kalba. Bet mes norime suteikti jiems oficialiai, kad jie galėtų ir ją naudoti. Na ir dar, Dominikai, labai trumpai, vos 14 sekundžių turim, kada ir kur galima pamatyti koncertus, paklausyti, pamatyti. Tai yra toks visapusiškas audiovizualinis patirtinis pasirodymas lapkričio 23-24 Vilniuje, menų spaustuvėje. Lauksime visų labai, kad galėtume pasimokyti, kaip klausyti kitaip ir pabūti kartu su labai skirtingais žmonėmis. Labai noriu Jums padėkoti, kad atkeliavote. Ačiū Dominikai, ačiū Pauliau, Kęstuti, o dabar Labo ryto eteryje žinios.